Krepšininkai iki čempionato nebuvo favoritai, per 6 dienas iškovojo 5 pergalės, tapo favoritai ir po tų įnirtingų 6 dienų dabar turi ilgą pertrauką. Poilsis pilnas 4 dienas ir jau jie yra statusas pakitęs, jie yra favoritai ir varžovai kinai. Kaip tai veiks psichologiškai? Iš vienos pusės poilsis be abejo yra gerai. Žmogus gali pailsėti, atsigauti po ilgo tarpo įtampos. Iš kitos pusės banga, kuri tęsiasi, jinai kaip ir baigėsi. Dabar šioks toks atoslūgis. Kada žmogus yra atoslūgį, jam kur kas sunkiau koncentruotis į tai, ką jisai turi koncentruotis, kur kas sunkiau atsiriboti nuo to, kas yra išorėje šnekama, nuo to, kas viduj sukyla. Todėl be abejo tai yra sunkus išmėginimas poilsio, kol dar viskas nesibaigia. Aš manyčiau, tai yra sunkus momentas. O tai kaip įveikti tą sunkų momentą? Ką jūs rekomenduojate, tarkim, profesionaliems? Kažkiek laiko pailsėti. Kažkiek laiko iš tikrųjų leis savo poilsį, malonumą, atsigauti, o po to vėl pradėti ruoštis finalo tiesiai. Tai yra vėl prasideda koncentracija, vėl prasideda atsiribojimas. Ta reikia šiek tiek iš anksto vėl pradėti. Vėl reikia kelt bangą, vėl reikia kelt motivaciją, vėl reikia kelt atitinkamas emocijas, vėl reikia kelt nusiteikimą. Jūs turite omenyje, kai sakote pailsėti, tai tuo metu tik ilsėtis atsiribojus nuo to viso pasaulio, ar... Geriau, be abejo. Tai būtų geriau krepšininkas. Be abejo, poilsis, ten sėdėt internete ir skaitant, kas ką rašo ir ten, kas ką pasakė, tai būtų blogas poilsis. Be abejo, tai yra tiesiog poilsis, kada jis paplaukė, ten masažus praeina kažkokius, ten leidžia savo kažkokį malonumą, ten galbūt. Viešbutė, bet viešbutė atsiribojus. Be abejo, ten išeiti į Stambulą, į milijoninį miestą, ten, kur galima pasiklysti, kur yra beprotiški srautai žmonių, įvykių, tai išmuša iš vėžių bet kurį žmogų. Jūs ir sakot, štai kalbant apie miestą, kaip tarkim veikia nauja vieta, nes vėlgi Izmiras buvo mūsų pergalių miestas, kurortas, 5 pergalės, dabar išvyko į Stambulą. Kaip tai veikia žaidėjus, vis dėlto naujas miestas, naujas viešbutis, nauja arena, nauji varžovai, galų gale naujas statusas? Be abejo, nauja vieta, bet kokiu atveju tai yra stresas žmogui. Mes turim tam tikrą inerciją, mes priprantam prie vietos, prie įvykių, prie aplinkybių, prie žmonių. Bet koks pasikeitimas psichologiškai visiems sukelia kažkokį nerimą, baimę, šiokį tokį. Nors realiai liktai nieko nėra, niekas nepasikeitė. Bet žmogus taip sudarytas, kad kažkas tai naujo priverčia žmogų įtampą įgauti šiokį tokią. Todėl be abejo sunkiau nauja mieste. Ir tai, kad sena vieta asocijuojasi su pergalė, tas irgi iš tikrųjų lošia. Nauja vieta, jinai nesiasocijuoja su pergalė. Kalbant apie krepšininkus, konkretinant, tarkim, Martynas Gecevičius, visi krepšinio treneriai jį išskirdavo kaip stabiliausią, kaip žmogų, kuris jo neįmanoma psichologiškai palaužti, paveikti, nes jis vis tiek, jeigu jis ir nepataikys vienose rungtynėse, vėliau 3 kartus iš eilės susitikimuose pataikys ir neturės jokių problemų. Bet matome, kad labai sunkiai šiam krepšininkui sekėsi Lietuvos rinktinėje ir jūs prieš pokalbį sakėte, kad žmogus yra žmogus ir gali galvoti treneriai, kad jis yra labai psichologiškai stabilus, bet... Stabilumas apskritai yra tokia galbūt siekiama savybė, bet jinai sunkiai labai pasiekima. Gyvenime tiesių linijų nebūna. Tai yra šiuolaikinio vakariečio žmogaus išradimas tiesias linijas. Gamtoje nebūna. Gamtoje viskas vyksta šitaip. Bet kokie procesai vyksta sinusoidė. Tai yra ir pakilimai, yra ir nusileidimai. Tai yra absoliučiai žmogiška. Žmogui tiesiog dabartiniu momentu kažkas tai įvyko. Ten kažkoks nusileidimas. Galbūt netgi nebuvo kažkokio tai įvykio, kuris jį įtakotų, bet galbūt tiesiog ritmai atitinkami šiuo momentu dabar yra dugne, galbūt. Koks tu geras bebūtum fiziškai, krepšininkas, bet jeigu psichologija dugne ritmas... Jo, egzistuoja ritmai, egzistuoja mentalinės veiklos ritmai, emocinės veiklos ritmai, fizinės veiklos ritmai. Ir jie kažkada yra pike, kažkada jie nusileidžia. Ir jeigu visi tie ritmai dabartiniu momentu yra dugne, tai yra nerealu būti pike. Ką daryti tada reikia, kai taip atsitinka? Ką daryti? Atrodo viską, žaidi taip pat, darai taip pat, krepšininkai tam... Daryti tą patį, ką ir daro. Tai yra motyvacija, tai yra pasiruošimas, tai yra koncentracija, atsiribojimas, bet ne visuomet viskas nuo žmogaus priklauso. Neįmanoma iššokti aukščiau, negu kad aš galiu. Jeigu realiai šiuo momentu jam yra dugnas, jis negali gerai žaisti.
negali. Prakalbam apie Stambulą, apie Turkiją, apie tai, kad krepšininkai, tie, kurie tęsia savo pasirodymą pasaulio čempionate, išvyko ten, gyvena dideliame prabangiame viešbutyje, tačiau ką patys vietiniai žino?